kviečiam Juozo Barkausko auklėtinius, kurie atliks vaidinimą Būk atidus. Vaikai, čia ką? Sveiki čia, ačiū, į vidurį. Henrikai. Ar žinai, kaip reikia višiam tamsiu paros metu? Ne, vėliau, nežinau. Pėstieji turi eiti šaligatviais arba pėsčiųjų takai, dešinė pusė. O ten, kur jų nėra, kelkraščiais. Jeigu šaligatvio pėsčiųjų tako kelkraščių nėra arba jais eiti negalima, leidžiama eiti viena eile važiuojamosios dalies pakraščių. Kelkraščių arba važiuojamosios dalies pakraščių einantis pėstieji turi eiti prieš transporto priemonių važiavimo kryptį. Pėstieji einantis neapšviestų kelkraščių turi turėti šviečiantį žibintą, atšvaitą ar spalvotą liemenę. Ačiū tau, Viliau, už labai svarbią informaciją ir kurią turi, manau, žinoti kiekvienas vaikas. Dar jinai tau dovanoju šitą liemenę, kad būtum visada saugus. Ačiū. Šitie vaidinimai gautų šiokią tokią sportinę prasmę, kai baigsis visi vaidinimai, spektakliai, eisiu prie kiekvienos komandos ir jūsų aplodismentų dėka išrinksim geriausią komandą. Gerai. Dabar eilė atėjo trenerio Rolfo Tumpos komandai, kuri atliks eilėraštį dėmesio. Pasitikėm. Sporte, aišku, šiandien vaidinime bus Aurimas Padžiūnas su savo komanda, kurie atliks eilėraštį Krepšinis vienija visus. Perkūniečiai tai jėga, laimėsim visada. Eisime per gatvę tik tada, kai šviesoforė tik žalia. Jei mašiną aš vairuočiau, būtinai prie perėjos sustočiau. Ir praleisčiau aš visus mažus ir didelius. Tamsoje mes einam drąsiai, kad nebūtų kam bėdų. Mes nešiojam prisisegę, atšvaitus į priemonės. Mes šaunieji perkūniečiai, linkime visiems sėkmės, būkite visi laimingi, saugiai elkitės keliai. Mes saugiai, mes jaučiame saugiai kelyje. Na ir maloniausias dalykas išrinkti pačią originaliausią komandą. Po švilpuko norės jūsų aplodismentų, taip sužinosim, kas buvo originaliausias. Pirmiausia, vertinsim Rytį Atskaitį, kurie atliko eilėraštį Šviesoforas. Arūnas Serva su vaidinimu Būk saugus. Tretieji trenerė Asta Lužaitė su spektakliu Moralas apie perėją su automobiliu. Ketvirtieji Modesto Bižio auklėtiniai eilėraštis Nežiopsok kelyje. Auklėtiniai su eilėraščiu dėmesį. Treneris Aurimas Padžiūnas su eilėraščiu Krepšinis vienija visus. Jeigu aš nemeluoju, dar kad užtvirtint laimėjo Juozo Barkausko auklėtiniai. Gerai, dabar
paprašysiu nufotografuoti bendrai su stojus, kad būtų bendra nuotrauka. Dabar keistis vyks futbolo rungtynės tarp Perkūno auklėtinių ir tėvelių, kurie mes iššūkį savo atžalom. Rungtynės truks apie pusę valandos, planuojama 25 minutės, teisėjaus labai garsus teisėjas. Ir rungtynės pradėsim nuo dovanų tėvelių komandos. Ne, aukščiau, čia pasiruošę. Tau, mūsų pasiruošę. Kas šiandien laimės? Mes! Kas nemušė iš mūsų? Rimtas mokas muš, žino, kad jau. Ne, nu va, kas nemušė. Nu, išsaugoja. Laiko minutės. Vienas mūsų. 7-7, jie į vienų įsiveržė, mes paskui išlyginom ir visą laiką... Ne, taigi mes dviem buvom į priekį. Lygino tikrai. Tie, kurie skrenda per mėlyną dangų, tie, kur išdrįsta nuvyta abejonė. Visi jie liepsnoti, kyla ir krenta. Tik tam, kad grąžintų tau tavo svajonę. Jis skrenda kaip vėjas, malūnai ir fėjos, raganų burtai, alchemikų turtai, jūrų platybės, dangaus begalybės, vaivorykščių vartai,
net ir tie, kur nuskęs tik pradėję kelionę. Visi jie su saulė leidžiasi ir kyla. Tik tam, kad primintų tau tavo svajonę. Jis skrenda kaip vėjas, kalnai ir fėjos, raganų burtai, alchemikų turtai, jūrų platybės, dangaus begalybės, vaivorykščių vartai ir visi pirmi kartai. Tie, kurių bėdos įspaustos mėnulį, ir tie, kurie sniego viršūnėm klajoja. Visi, kurie pelno troškimo neturi, tik jie ir suteikia tau tavo svajonę.